Labutis. Nauja savaitė. Sveikinuosi su jumis vėl ir žiūrim, ką nuveikėm šią savaitę. Put. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 suskaičiavau. 12 jau suskaičiavau. Kur dar? Put. Oi. Nuskaičiuojam jos dabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vienos trūksta. Put. Kur dar viena višta? Ar ne gerai suskaičiau? 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nejudėkit, skaičiuoju. Gal čia? Gal čia kokia vištelė? Put. Va, kaip vyras kitkom užkrovęs. Ateikit. Put. Oi. Oi, kaip čia jums skaniai. Put. Na čia. Put. Jėzau, kaip blogai čia dabar aš jas išvysiu atgal. Eik. Nu. Žodžiu, o kur gaidelis? Gaidelio ir dar vienas vištelis. Nuskaičiuojam vėl. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Va viena. Ateik. Put. Ateik. Put. Ai. Put. Gaidys praėjo. Gaidys tai mūsų tikras molis. Nu va, gaidelis, papa. Va, Ede. Namo. Nu, ne, namo. Viskas. Visos suvarytos ir gaidelis. Gaidelis per kitas duris. Visos per tas duris. Va. Darbas padarytas. Ką mes veikiam? Pakuojam siuntas. Prieš porą dienų į pardavimą įdėjau visus, kiek turėjau likutis smilkalų, nes buvau atsidėjusi stovyklai, kad turėčiau. Tai ką moteris nepasėmė, tai sudėjau į parduotuvę. Ir dar visokių ten kristaliukų. Tai žodžiu, dabar reiks supakuoti siuntas. Kiek per 3 dienas pripakavom siuntų. Čia šiaip neatrodo daug, bet iš tiesų tai čia labai jų daug yra. Kiek čia tų vokų, jie čia visi susispaudę. Nu tikrai nemažai siuntų. Tai va, kiekviena maišelėje pripakavom. Siūsim čia smilkalai, akmenai, žodžiu, visokių gėrybių. Praeitą savaitę, kai kėlėm video, tai užvedėm diskusiją apie lapus. Supratom, kad visi turi savo nuomonės. Deda vištos kiaušinis. Nu tai lapus tai, bet iš čia, man atrodo, reikia bent jau ištraukyti. Čia jiems nieko gero, bet čia aš neištrauksiu. Oi, kaip čia jų daug. A iš čia nereikia ištrauktų lapų? Reikia. Bet kad jie čia neįkišo rankos. Čia kažkaip tas atsidaro, ne? Būtų gerai ko nors nesugadinti. Va, atsidaro.
Šiaip šitą savaitę pakankamai rami pas mus. Reikėjo supakuoti man daug siuntų. Tai pavyko, dabar reikės tik tai išvežti. Daug asmeninių sesijų lapkritį turiu, tai reikia pasibaigti jas, o savaitgalį laukiam svečių. Atvažiuos mano brolis ir atvažiuos vyro brolis į šeimą. Tai smagus laikas laukia. Tai vat, toliau vyksta daržinės apkalimas. Buvo vištelės iki galo apšiltintos labai stipriai. Ir kas čia dar pas mus vyksta? Gal tiek? Kitą savaitę laukia mūsų, turėtų atvažiuoti pjauti rąstus, kur mes turim rąstus, kuriuos naudosim tvorai. Žodžiu, lentas turi pjauti. Tai atvažiuos gataras. Net nežinau, kaip jisai atrodo. Nežinau, ar tokį dalyką esu mačius savo gyvenime. Tai vat, man bus kažkas naujo. Buvom išleidę vištelės. Nu ir dabar reikia plauti trinkelės. Viskas turi savo kainą. Šiandien vištelės jau uždarytos. Bet realiai šiandien penktadienis, tai pirma diena, kada jų neleidžiam. Nu kaip aš čia išsiraususios tupi. Fainai šiandien saulė išlenda. Labai smagu. Padariau visiems kavos. Vyras nuėjo pakviesti darbuotoją. Jau ateina. Eisim gert kavos. Šiaip beveik kiekvieną dieną. Tradicija būna apie 11 valandą. Kartais būna, kartais nebūna. Tai tokia ir tradicija. Bet 90% būna. Einam pas vieną kaimynę obuolių, o pas kitą kaimyną susimokėtų žemes. Kur paramą gavom, tai nuomojamės iš kaimyno žemės, tai reikia susimokėti. O viena kaimynė labai skanių atnešė čia kurią dieną obuolių. Tai eisim dar. Einam visa šeima po kaimą, žodžiu, pasivaikščiot su reikalais. Geras šiandien oras, tai reikia išnaudoti. Kaip gražiai tvarkingai gyvena kaimynai. Koksai šulinys. Šnekam apie tai, kad namą geriau nejudint. Nes jeigu pradės ką nors biškį remontuoti, tai paaiškės, kad reikia labai daug visko, tai geriau jau nebejudint. Vištom ten. Labai gražus namukai. Bet žiemą vištos ten nesušalo. Ai, tik. O dedeklių neturi? Oi, pilna tų dedeklių. Kiaušinį jau tikrai privalgom. Turite dedeklių. Va, pas mus vištos yra dedeklės. O čia va yra mėsinės. Va, skaitosi mėsiniai broileriai. Kokie kitokie, jau čia ant mėsos auga. Kiaušinių šitos nededa. Nes tos, kur deda kiaušinius, tai jų nevalgo. Nu, ta prasme, o va tokias valgo, broilerius. Čia pamokėlė, kas nesusidūrė. Nes mano draugės irgi būna paklausę, sako, tai kur tas vištas paskui suvalgyt? Tai ne, tų, kur deda kiaušinius, nevalgo. Nu, aišku, gal kiti valgo, bet šiaip priimta, kad nelabai. Nu, jos ne tam. Tarp kitko, apie mūsų vištas. Turim giminaičių. Nu,
vyro, mamos, sesers vaikai, dukra gyvena Airijoje. Tai nusintėm savo 10 kiaušinių į Airiją paštu. Ir jis per siuntas tiksliau. Ir įsivaizduokit, išperėjo. Dėjo į inkubatorių, mes tų kiaušinių buvom neįdėję į šaldytuvą. Ir, žodžiu, nebuvom užšaldę. Ir išperėjo. Išperėjo ir dabar Airijoje gyvena mūsų vištų. Žodžiu, mūsų vištų viščiukai. Įdomu labai kaip atrodys, nes toks gaidys, vištos tai rudos tokios standartinės, bet gaidys toks truputį kitoks, tai labai bus įdomu, kaip tos vištos atrodys. Šeštadienis. Gera diena. Atvažiavęs mano brolis yra. Vakare atvažiuos vyro brolis. O šiaip vyras šiandien sprendžia toliau vištelių klausimų. Vištelė mūsų yra šalta. Ir ta šiluma, įjungiamės jom šildytuvą, jinai tiesiog išeina. Ir per lubas uždengia lubas šiaudais, bet jie visiškai neapsaugo. Tai, žodžiu, brangiai išeis mum tas višteles apsišildyt. Pirko makrofleksą daug, ten visur purškiai visus tarpukus, deda dabar tą putoplastą ant lubų. Žodžiu, bandom kažkaip apšildyti tas višteles, nes visą naktį buvom palikę šildytuvą ir vis tiek ryte atsikėlus yra 5 kažkur laipsniai. Tai elektrą varom, tiesiog šildom kiemą. Ir dar su tom vištelėm, žodžiu, kas nutiko, mūsų vienai višteliai kažkas yra kojytei. Labai yra gaila, labai sunkiai vaikšto, padedėjai ten maisto prie snapo, tai nieko nelesa, tai labai bijom, kad nesibaigtų blogai. Kažkaip jau tos mūsų vištelės yra tokie mūsų, kaip šeimos nariai, mūsų augintinės, kažkaip labai norisi, kad jom ten viskas būtų gerai. Tai tokio rūpestėlio. Tai vat, žodžiu, dabar eina reikalai apie višteles, kaip jas sušildyti ir kaip jomis pasirūpinti. Atvažiuoja šiandien vyro brolis į veterinarą, sakėm, gal mums vištelę pažiūrėsi. Bet ką ten, aišku, matys. Žiūrėjom, kad kai paimi už tos letenėlės, kai ją paimi, tai jinai judina tos letenėlės nagus. Tai gal ten viskas bus ir gerai. Fainai, yra mano brolis, tai mažoji žaidžia, užsiema jie abudu. Tai galiu šiek tiek išeiti ir be mažosios į lauką. Irgi gerai. Einam pasižiūrėsim, ką vyras veikia. Durys apipūstos. Visur va krašteliai uždėti. Termometrą pasistatė, dabar durys atirytos, tai bus nukritę. Ir žiūrim, kaip čia padaryti, kad tom vištėlėm būtų šilčiau. Iš šitos pusės didė, ne? Čia reikalų. Ir ten jau uždėta, aš net nemačiau. Pradėkim nuo to, kad visur kampučius ten tuos visus tarpukus apiputė. Ir dabar deda tą putpustį. Žodžiu, bus čia toks apšildinimas, kad tikrai turi padėti jau. Jėzau, kažkas yra. Prisuki tos varžtus, kad jie tiesiog laikytųsi iš toje vietoje, tada viską čia užklijuoja, ne? Tai sakė vyras apšiltinti jom šitą patalpą, jau neskaitant, kas buvo iki tol padaryta, nes jau čia visko darė, tai kainuos apie dar 100 eurų. Ir šiaip brangiai, bet visam laikui jau čia bus šitas dalykas. Tų lentų nekeisim, jos yra geros. Tai tuos putplaščius sudėt, kad ta šiluma mum neišeitų. Aišku, dar kiek kainuos čia žiemą šildint su radiatoriu. Tai irgi kainuos, manau, elektros nemažai. Įmyniau į tą makrofleksą, ar kaip jis ten vadinasi, su savo batais. Negaliu eiti per trinkelės, nes liks ant trinkelių ir bus šikna. Kaip reikia pareiti namo. Eisim kažkaip. Kažkaip eisim. Žodžiu. Vis gerai. Neapmindžiau trinkelių, bet negalima dabar ir čia nieko apmindžiam. Terasus.
atėjau, palaukit, česnako. Mūsų bulvės, va, česnako atėjau. Gerai. Mes turėjom tokį norą, tokią svajonę, labai jau senai, kad žiemą praleis kažkur, kur šilta. Ir mes, kai gyvenom prieš tai Norvegijoje, mes turėjom tą norą, bet tada neleido darbo grafikas. Ir dabar grįžus į Lietuvą, mes sugalvojom, kad gal laikas tą norą mūsų jau įgyvendint. Ir atrodytų, vaiką turim, tai kaip tik dabar tos norus įgyvendint sudėtingiau, bet pagalvojom, kad ir vaikui bus labai nauda dėl to, kad pabūti saulėje tuo tamsiuoju periodu, kam nei nauda. Tai vat, tai taip dar šiek tiek net nedrąsu sakyti, kad čia tik viskas būtų gerai, kad čia tik viskas gerai susidėliotų, bet žadam iškeliauti gruodžio 1 dienom žiemoti į Tailandą. Tai reikia dėl to labai daug visko pasidaryti ir tas vištelės apsišiltinti, jas prižiūrės mums kaimynai. Ir, tarsi vis tiek namuose viską pasidaryti, kad užsikonservuoti, kad čia nebūtų kažkokių dalykų, kurių negalim palikti. Man ir darbus reikia pasibaigti, kad vis tiek tą gruodį išvažiavus būtų galima ir paatostogauti. Aišku, mes užsienyje būnant, mums dabar dėkinga išvažiuoti dėl to, kad mes galime būti dirbti prie kompiuterių. Tai labai, čia yra mums labai didelis pliusas. Ir Tailande planuojam mokytis, atrasti kažką naujo, pagilinti savo žinias. Aš kai dirbu ten su visom meditacijom, su visu tuo, tai labai tikiuosi grįžti paaugusi būtent savo srityje. Labai tikiu, kad bus naujas kažkoks įkvėpimas ir naujas kažkoks augimas. Tai dabar pas mus vyksta, nes liko apie 2,5 savaitės iki kelionės, pasiruošimas kelioniai su darbais. Einam dar parodysiu, kaip atrodo mūsų siena, kurią kala. Šiaip gyventi kaime yra be proto gera ir labai gera yra, kai tu gali rasti tą komunikaciją, bendrystę. O dabar dar su viena kaimynė buvom nesenai, pradėjom labiau bendrauti. Toksai faina yra sukurti tą ryšį ir mums labai pasisekė, kad galim savo darbais, savo kažkokiais pasirinkimais sukurti net ir darbo vietų. Tai pas mus vienas iš mūsų kaimo kaimynų dirba pas mus. Tai jis mums labai padeda ūkyje ir dėl to mes galim greičiau kažką daryti, greičiau augti ir greičiau eiti į priekį. Tai labai džiaugsmingas toks dalykas. Matau, brolis jau užmigdė mano mažąją. Kaip jau siena yra apkalta. Daug čia to darbo su tuo apkalimu, dėl to, kad išsipjautas lentas. Nėra, kad paimi tokio storio lentą. Turi viską pasidaryti, kad tiktų viskas idealiai. Tai kaip jau namas mūsų pastogė gražėja. Iš tokio į tokį. Ir taip kiekvieną pastatą vis kažkaip čipinėjom, vis kažkaip darom. Norėjom pradėti šiek tiek ir su parama reikalus tvarkyti, bet supratom, kad per tas 2 savaitės, per 3 ar 2,5, nesugebėsime nieko čia labai padaryti. Tai keliam viską pavasarį, po žiemos, kai grįšim. Tikiuosi, kad viskas bus gerai, kad sėkmingai išvažiuosim, kad galėsim skirti tą žiemą šiek tiek savo poilsiui. Dėl to, kad žiemą vis tiek tu ūkyje negali tiek darbuotis, kiek ten pavasarį ar vasarą. Tai vis tiek darbai sustoja, o dirbti prie kompiuterio, tai koks skirtumas tada, kokioj šalyje esi, galėsim dirbti. Tai mūsų didžioji naujiena, labai labai didelis džiaugsmas ir tikiuosi, kad viskas pavyks. Užmigo. Super. Tai tiek šiam kartui. Labai smagu, kad žiūrėjot ir iki susitikimų kitą kartą. Koksai gražus tortas. Išankstinė gimtadienio šventė bus.